Čempionato globėjas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius. Čempionato partneris Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras bei UAB Visa Info. Generaliniai rėmėjai Fightershop.lt ir UAB Žilinskio ir Ko. Pagrindiniai rėmėjai Stiklita, maistas sportui, Saulės dukros, Gulbelė. Informaciniai rėmėjai. Rėmėjai. Organizatoriai. Sveiki ir ačiū, kad esate kartu su Sport 1 televizija. Startuoja laida iš Jurbarko. Čia vyko Baltijos šalių grepling imtynių atvirasis čempionatas. Jau matėte porą laidų iš Jurbarko, vieną iš jų įvadinę kitą, kurioje kovojo suaugę pradedantieji ir suaugę veteranai. Dabar eilė ateina suaugusiems. Trečioji laida iš Jurbarko ir pirmoji kova. Iki 64 kg svorio kategorija. Konstantinas Mokšinas prieš Artūrą Gasparavičių. Konstantinas Mokšinas yra iš Vilniaus, iš kovos menų centro Smauglys. Jį treniruoja Richardas Piepolis. Artūras Gasparavičius iš taip pat Vilniaus, iš Roger Gracie akademijos Vilniuje. Ir Arūno Gasparavičiaus treneris yra Danielius Girdeišis. Konstantinas Mokšinas puikiai pažįstamas grepling imtynių gerbėjams. Jau ne vienu čempionų titulu pasidaminęs yra šis vilnietis. Dabar jo varžovas atsidūręs ant tatamio grindų. Konstantinas Mokšinas bando užimti poziciją iš viršaus. Dabar pereina į ataką, tačiau Artūras Gasparavičius sustabdo savo varžovo išpuolį. Konstantinas Mokšinas kol kas šioje kovoje atrodo aktyvesnis. Tęsia savo susirėmimą sportininkai, tęsia jį pratęsime. Nepavyko išsiaiškinti per pagrindinį laiką. Mokšinas ir Gasparavičius grąžinami į tatamio vidurį. Gan mobilūs abu kovotojai, lengva svorio kategorija. Mokšinas priverčia savo varžovą atsidurti už tatamio ribų. Dabar vėl kova tęsiasi grąžinus sportininkus į tatamio vidurį. Negalima maišyti kovoti kitiems. Dar kartelį galiu priminti grepling imtynių taisyklės tiems, kurie arba jas primiršo, arba mus žiūri pirmą kartą. Grepling imtynėse kova vyksta 5 minutės. Tada, jeigu reikia, pratęsimas vyksta 2 minutės. Jeigu per pirmasias 5 neatliekamas skausmingas veiksmas, o pratęsime kovojama iki auksinio taško, iki pirmojo metimo, dominuojančios pozicijos 5 sekundės arba žinoma skausmingo veiksmo. Jeigu per 2 minutės nepastebimas nė vienas iš šių elementų, nė vieno iš kovotojų veiksmuose, tuomet teisėjai aktyvesniam skiria laimėjimą. Pagalvėlė vėl atsiduria tatamyje, tai reiškia, kad baigėsi pratęsimas ir jis baigėsi Konstantino Mokšino pergalę. Svorio kategorija iki 68 kg. Arūnas Jurgelėnas prieš Laimoną Stančiką. Arūnas Jurgelėnas yra iš Utenos, gimęs 1986 metais. Jis sportuoja sporto klube Impulsas ir Arūną Jurgelėną treniruoja treneris Kastytis Stankevičius. Laimonas Stančikas, gimęs 1990-aisiais, 26 metų amžiaus kovotojas, iš Vilniaus kovos menų centro Smauglys. Jo treneris, grepling rinktinės treneris Richardas Piepolis. Richardo Piepolio vienas iš stipriausių auklėtinių. Konstantinas Mokšinas, vienas tuo pat metu iš labiausiai patyrusių auklėtinių, jau kovojo prieš tai ir tapo svorio kategorijos iki 64 kg čempionu. Laimonas Stančikas taip pat kur kas geriau pažįstamas grepling imtynių gerbėjams nei Arūnas Jurgelėnas.
Laimonas Stančikas. Taip pat daugkartinis savo svorio kategorijos čempionas. Apskritai ne vieną naują ir mažiau žinomą sportininką matysime grappling imtynėse tiek šiame čempionate, tiek ko gero ateities čempionatuose. Plečiasi grappling imtynės, todėl kad yra plačiai prieinamos, yra įkandamos praktiškai visiems imtynininkams, nepriklausomai nuo praktikuojamos imtynių šakos. Grapplinge leidžiamos visos technikos, taškai specifiškai neskaičiuojami, todėl čia gali dalyvauti tiek sambo, tiek brazilų džiudžitsu, tiek kitų imtynių atmainų atstovai. Dziudo taip pat turbūt viena iš pagrindinių paminėtinų sporto šakų. Laimonas Stančikas su Arūnu Jurgelėnu, nepaisant to, kad yra, ko gero drąsiai galime sakyti, labiau patyręs, dorojosi netrumpai, bet galų gale švenčia pergalę, atlikęs skausmingą veiksmą. Laimonas Stančikas svorio kategorijos iki 68 kg čempionas. Ar varžovai tobulėja? Kad šitie varžovai, bent jau vienas iš Ukmergės senas vilkas pažįstamas, tai lygis tas pats, varžomės ir tiek. Koks įspūdis apie visą Baltijos čempionatą? Kaip ir visada geras, viskas laiku, sportininkai, viskas susakyta, tai smagu atvykti į tokio lygio varžybas. Šiose varžybose toliau tęsiasi kovos, svorio kategorija iki 72 kg, suaugę Tomas Smirnovas, gimęs 1995 metais, migruojantis tarp Vilniaus ir Kauno, besitreniruojantis Vilniaus kovos menų centre Smauglys ir treniruojamas Ričardo Piepolio prieš Žygimantą Ramašką iš Ukmergės, metais jaunesnį sportininką iš Ukmergės dziudo klubo, jo treneris Artūras Sakas. Ukmergės dziudo klubas taip pat nelabai seniai, prieš maždaug pusmetį, prisijungė prie Grappling federacijos ir tapo nuolatiniu varžybų dalyviu, tačiau jau dabar matome, kad finalinėse kovose dalyvauja ne vienas šio dziudo klubo sportininkas. Apskritai gan jauna svorio kategorija iki 72 kg. Vyriausias Audrius Budnikas užėmęs 4. vietą, čia yra 25 metų amžiaus. Svečias iš Latvijos, Dainis Miglans, liko 3, gimęs 1995 metais iš Daugpilio, vieno iš aktyviausių grappling imtynių dalyvių, Daugpilio Grappling Team sporto klubas, treniruojamos Teodoro Bikovskio. Tomas Smirnovas, užėmęs poziciją iš viršaus, smauglius jau ko gero galime nesunkiai atpažinti vien pagal aprangą. Užsitęsusi kova parteryje. Žygimantas Ramaška mėgina priešintis savo oponentui, tačiau Tomas Smirnovas dabar išvengia dar ir varžovo bandymo jį apsivyti kojomis, apsivyti jo nugarą ir imti kontroliuoti korpusą. Už tatamio ribų tęsiasi kova, tačiau teisėjas jos nestabdo, todėl kad ten jau nėra kito tatamio, niekas už reklaminių stendų nevyksta. Tomas Smirnovas švenčia pergalę, atlikęs skausmingą veiksmą prieš Žygimantą Ramašką. Kova baigėsi neištiksėjus 5 minutėms, Tomas Smirnovas yra jos nugalėtojas. Artūras Matulevičius, svorio kategorija iki 76 kg prieš Kirilą Sišanką. Artūras Matulevičius iš Vilniaus Warriors Team sporto klubo, jį treniruoja Valdemaras Stančaitis. Kirilas Sišanka iš Baltarusijos, iš Holy Family sporto klubo, treniruojamas Valdemaro Ermalcovičiaus. 1986 yra gimęs Kirilas Sišanka, jis yra metais jaunesnis už savo varžovą iš Lietuvos, iš Vilniaus, Artūrą Matulevičių. Artūras Matulevičius taip pat nekartą matytas, nekartą laimėjęs grappling imtynių turnyrus. Artūras Matulevičius beje kartu su savo varžovu pasidalijo po vieną pergalę iki tol vykusiose finalinėse kovose. Čia 3. finalinė
Kova tarp šių sportininkų vyko iki 3 pergalių, todėl kad jie šioje svorio kategorijoje yra dviese. Matulevičius atlieka metimą, po to kova vėl grįžta į tatamio vidurį. Priminsiu, kad už metimus ir panašius dalykus, nebent po viso ištiksėjusio kovos laiko reikia priimti sprendimus. Kitu atveju už metimus ir panašius pozicijos užsiėmimus taškai grappling imtynėse neskaičiuojami, dominuojantį poziciją skaičiuojama tik pratęsime. Tada reikia kontroliuoti oponentą 5 sekundės. Taigi trečioji finalinė kova tarp Kirilo Sišankos ir Artūro Matulevičiaus. Kol kas 1-1, taigi tai yra lemiamas sportininkų susirėmimas. Žinoma, abu jaučia milžinišką susitikimo svarbą, todėl kad abu jau yra iškovoję po vieną pergalę, abiems negalima pralaimėti šioje kovoje, norint tapti čempionais. Tai žinoma yra savaime suprantamas dalykas, tačiau dažnai tokia įtampa sportininkus veikia ir verčia gan ilgai žvalgytis. Aktyvesnis kol kas, sakyčiau, yra Artūras Matulevičius. Artūras Matulevičius, jo sprandą dalinai viena ranka, kontroliuoja oponentas. Artūras Matulevičius labai greitai iš šios pozicijos įsisuka, dabar atsiduria pačioje. Kirilas Sišanka galbūt ir ne visai pripratęs prie grappling imtynių subtilybių, prie grappling imtynių tokių, kokios jos yra Lietuvoje. Tokios taisyklės. Kaip čia grappling imtynėse yra ne visur. Ne visur kova vyksta tiek ilgai, kiek įmanoma ir tiek ilgai, kiek įmanoma, laukiant skausmingo veiksmo. Artūras Matulevičius bando parengti dar vieną tokį. Artūras Matulevičius ieško galimų sprendimų. Kirilas Sišanka kiek pasyvesnis, apskritai tai gan pasyvus abu sportininkai, tik tiek, kad Artūras Matulevičius ieško būdų izoliuoti varžovo galvą nuo jo likusio korpuso. Tik viena koja, korpus apskritai kontroliuoja Artūras Matulevičius. Kova tampa pasyvi. Teisėjo Adrijaus Kupsto yra iš dalies, sakykime, nutraukiama, gražinama į stovėsenos poziciją ir į tatamio vidurį. O čia jau matome suaktyvėjimą. Patys sportininkai savomis jėgomis sugrįžta į tatamio ribas. Pagalvėlė atsiduria tatamyje ir tai reiškia pratęsimo pabaigą, kuriame pergalę švenčia Artūras Matulevičius. Koks jausmas būtų nugalėtojui? Jausmas įspūdingai laimėti, iš tikrųjų malonu, kad stengiasi dirbi daug darbo, prakaitoju, treniruoti po 5 valandas. Kaip sakant, malonu iš tikrųjų. Ir pagarba, kad atvažiuoja iš užsienės. Ir įmanoma laimėti ir sunkėja turnyras, tobulėja, kuo toliau, to sunkiau. Čempionato globėjas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius. Čempionato partneris Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras bei UAB Visa Info. Generaliniai rėmėjai Fightershop.lt ir UAB Žilinskio ir Ko. Pagrindiniai rėmėjai Stiklita, maistas sportui, Saulės dukros, Gulbelė. Informaciniai rėmėjai. Rėmėjai. Organizatoriai. Tęsime grappling kovas. Laidoje Grappling LT Sport 1 televizijos eteryje dviejų užsieniečių susirėmimas, svorio kategorija iki 80 kg. Joje iš viso turėjome 5 sportininkus. Dabar finalinis susitikimas tarp Alin Kanat iš Kazachstano, iš sporto klubo Kazak Batyri. Treneris tame sporto klube yra pats Alinas Kanatas. Jis jį ugdančio kolegos neturi. Mykolas Taškevičius iš Lenkijos. Jį treniruoja Tomas Arbas. 1990 metais yra gimęs
Mykolas Staškevičius, Linas Kanatas, kur kas labiau patyręs ir kur kas vyresnis, gimęs 1978 ir matęs per savo karjerą labai nemažai kovinio sporto. Pasidžiaugė prieš tai, prieš mums įsiskiriant trumpai pertraukėlį, matytame interviu Artūras Matulevičius, kad smagu, jog tenka varžyti su varžovais iš užsienio, smagu, kad ir galbūt svarbu, kad Lietuvos grepling imtynių lygis yra pakankamas ir leidžiantis nugalėti užsienio sportininkus. Šioje svorio kategorijoje iki 80 kg lietuvis apskritai buvo tik vienas, jis užėmė 3. vietą, tai buvo Juozas Algirdas Petkelis iš kovos menų centro Smauglys. Aleksejus Latišas ir Dmitrijus Nazarovs iš Latvijos 4. ir 5. vietos atitinkamai. Linas Kanatas prieš Mykolą Staškevičių. Klinčia didelę laiko dalį, leidžia abu kovotojai. Mykolas Staškevičius dabar įgyvendina persikėlimą ant tatamio grindų, jis kojomis apsivėja varžovą, dabar norėtų bent jau bandyti ištempti Lino Kanato sprandą, tačiau Linas Kanatas neleidžia varžovui visiškai dominuoti šioje kovoje. Jam vykdant gynybinius veiksmus baigėsi pagrindinis kovos laikas, mes keliamės į pratęsimą. Mykolas Staškevičiaus ataka, bandant įeiti į varžovo distanciją, pagauna Lino Kanato koją Mykolas Staškevičius. Kova persikelia už tatamio ribų ir Linas Kanatas. Jeigu visą tai būtų vykę, sakykime, ties tatamio viduriu, ko gero būtų susidūrę su pakankamai rimta grėsme, tačiau Mykolas Staškevičius nesugeba savo oponentui neleisti pabėgti, neleisti išeiti už tatamio ribų, atlikti veiksmą tinkamoje vietoje ir varžovas nukenčia minimaliai, kiek galėjo. Dabar dar vienas panašus Mykolo Staškevičiaus bandymas. Linas Kanatas pats užima poziciją iš viršaus ir dabar norėčiau, aišku, matyti, ar teisėjas skaičiuoja. Jeigu 5 sekundės, panašu, kad neskaičiuoja, nes jeigu būtų skaičiavęs 5 sekundės teisėjas, tai jau seniai jos būtų praėję ir Linui Kanatui būtų padovanota pergalė, tačiau už tokį iniciatyvos perėmimą galima ir nepelnius auksinio taško būti paskelbtam nugalėtojų po pratęsimo. Linas Kanatas visgi juo tampa dar nepasibaigus laikui. Mykolas Staškevičius dėkoja už gerą kovą savo oponentui, o į viršų kyla Lino Kanato iš Kazachstano ranka. Koks skirtumas tarp turnyrų Lietuvoje ir jūsų šalyje? Visų pirma, pas mus Kazachstane labai dažnai vyksta turnyrai. Tiek greplingo, tiek džiudžitsu, brazilų džiudžitsu. Aš pats dažnai vykstu į didelius turnyrus, tokius kaip brazilų džiudžitsu pasaulio čempionatas, Abu Dabio profesionalų varžybos, Europos čempionatas ir taip toliau. Mūsų vaikinai taip pat dažnai ten vyksta. Galiu pažymėti, kad čia vykęs turnyras aukštos klasės. Tai geriausia Lino Kanato atsiliepimai apie Baltijos šalių atvirai grepling imtynių čempionatą Jurbarke. Dabar svorio kategorija iki 84 kg. Už finalo borto čia liko Renatas Silnazarovas iš taip pat Kazachstano, treniruojamas prieš tai matyto Lino Kanato, ir Janis Tilips iš Rygos. Finale Vadims Žogots iš Latvijos, iš Rygos, gimęs 1986 metais, Giudiči Liuts sporto klube besitreniruojantis sportininkas, kurio treneris Vladislavas Černavskis, mūsų matytas grepling Europos čempionate šį rudenį, kur atliko tiesiog fantastišką metimą. Pratęsime, buvo kurį laiką tapęs Sport 1 televizijos anonsų žvaigždė. Šiandien Vladislavo Černavskio nėra, tačiau jis atgabeno keletą savo auklėtinių. Vienas iš jų, Vadims Žogots, prieš Lauriną Pelakauską.
Finale svorio kategorijoje iki 84 kg, kuriame laimi Laurynas Pelakauskas, kovos menų centro smauglys auklėtinis iš Vilniaus, treniruojamas Richardo Piepolio. Svorio kategorija iki 90 kg, du sportininkai joje, taigi matome lemiamą jų susirėmimą. Darius Minkevičius prieš Aleksandrą Guzejevą. Darius Minkevičius gimęs 1993-aisiais, sportininkas yra iš Kauno, iš Fighter House sporto klubo, jį treniruoja Donatas Uktveris. Fighter House sporto klubas atgabeno ne vieną kovotoją Jurbarko varžybas, pats treneris Donatas Uktveris kovojo veteranų varžybose, jį mes matėme praėjusioje laidoje, o dabar Darius Minkevičius prieš Aleksandrą Guzejevą iš Vilniaus, gimusiu 1986 metais, Laumžirgio sporto klube sportuoja Aleksandras Guzejevas, jo treneris Irmantas Radavičius. Iš nugaros kontroliuoja varžovą dabar Darius Minkevičius. Aleksandras Guzejevas neleidžia varžovui atlikti smaugimo, bent jau kol kas. Turėjo tikrai labai gerą galimybę tapti nugalėtojų Darius Minkevičius, tačiau jis nesustojo bandyti. Įsilaisvina Aleksandras Guzejevas. O dabar jis jau pasiduoda. Darius Minkevičius vis dėlto išnaudoja poziciją iš nugaros, dominuojančią poziciją iš nugaros, atlieka smaugimą ir tampa svorio kategorijos iki 90 kg čempionu. Svorio kategorija virš 90 kg vienas iš žinomiausių šių laikų Lietuvos kovotojų, Teodoras Aukštuolis iš Ukmergės dziudo klubo, treniruojamas Eugenijaus Simonaičio, gimęs 1991 metais prieš Maksimą Zakitį iš Rygos, iš jiu-jitsu.lv sporto klubo, gimęs 1985-aisiais, 5 metais vyresnis už Teodorą Aukštuolį. Maksimo Zakičio treneris yra Dimitrijus Pudovs. Jo ir Lietuvos kovinio sporto giganto susirėmimas. Teodoras Aukštuolis iš viršaus turi poziciją, tačiau šie sunkiasvoriai niekur labai neskuba. Jie, žinoma, ir negali sau leisti judėti po tatami taip, kaip tai daro lengvesnių svorio kategorijų kovotojai. Teodoras Aukštuolis, kaip minėjau, įvadinėje laidoje šiame grappling turnyre dalyvauja norėdamas neprarasti sportinės formos, norėdamas geriau pasiruošti jo vasarą laukiančioms Rizin varžyboms, tarptautinėms varžyboms. Jose labai dažnas svečias yra Teodoras Aukštuolis, lygiai taip pat kaip KOK kovose. Tai ko gero pagrindinis kovinio sporto formatas, bent jau labiausiai populiarus Lietuvoje. Teodoras Aukštuolis vienas iš to sporto veidų. Gan statiškas veiksmas parteryje kol kas. Teodoras Aukštuolis šiek tiek kartu su savo kolega kerta tatamio ribas, vėl yra grąžinami į vidurį. Į tą pačią poziciją, kurioje buvo tatamio kampe. Teodoras Aukštuolis ir Maksimas Zakitis. Trečiojoje vietoje šioje svorio kategorijoje liko Edgaras Narmontas iš Vilniaus kovos menų centro smauglys. Ketvirtas Vojcekas Varavžinas iš Suvalkų, iš Lenkijos. Penktas Ilija Kudrevcevas iš Latvijos. Teodoras Aukštuolis visą laiką yra iš viršaus, tačiau kol kas nieko iš to jam išpešti nepavyksta. Matome po vieną oponento koją kontroliuoja Maksimas Zakitis.
Teodoras Aukštuolis gali pasigirti geresnę varžovo viršutinės kūno dalies kontrolę, tačiau net nerengiamas kol kas joks smaugimo veiksmas, labai lėtai renkasi kovoti sportininkai ir galbūt tiesiog kantriai laukti oponento klaidų. Pagalvėlė, tatamyje, pratęsimas. Tai paskutinė šios Grappling LT laidos kova. Netrukus turėtų paaiškėti svorio kategorijos virš 90 kg čempionas suaugusiųjų amžiaus grupėje. Teodoras Aukštuolis arba Maksimas Zakytis iš Latvijos. Šį kartą neskuba į parterį sportininkai. Galbūt abu galvoja apie metimo galimybę, galinčią leisti nugalėti pratęsime. Teodoras Aukštuolis už tatamio ribų stumia varžovą. Kova vėl tęsiasi parteryje. Klinče atsiduria Teodoras Aukštuolis ir Maksimas Zakytis, tačiau bent jau kol kas būtų labai sudėtinga nuspręsti, kuris nusipelnė pergalės. Teodoras Aukštuolis parteryje buvo ilgą laiką iš viršaus, tačiau buvo atidavęs varžovui koją ir teisėjams sprendimas tikrai neturėtų būti lengvas. Teodoras Aukštuolis griauna oponentą, tačiau iki dominuojančios pozicijos trūksta dar labai daug. Matome Maksimą Zakytį ranka, dešinė ranka, apsivijusi Teodoro Aukštuolio korpusą. Teodoras Aukštuolis griebėsi varžovo sprando. Šioks toks suaktyvėjimas, artėjant į pabaigą pratęsimui, ko gero reikalų likimo valiai, nei vienas, nei kitas kovotojas nenori palikti, todėl abu imas iniciatyvos, tačiau pergalė čia kažkuriam iš sportininkų atiteks teisėjų sprendimu ir ji atitenka Teodorui Aukštuoliui. Kągi, Grappling LT laidoje šį kartą tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime dar vienoje kovų dalyje iš Jurbarko kitą savaitę tuo pat metu. O dabar likite su Sport 1 televizija. Čempionato globėjas Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius. Čempionato partneris Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras bei UAB Visa Info. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt ir UAB Žilinskio ir Ko. Pagrindiniai rėmėjai Stiklita, maistas sportui, Saulės dukros, Gulbelė. Informaciniai rėmėjai. Rėmėjai. Organizatoriai.